Sveiki visi. Už mano nugaros matote paplūdimį, į kurį mes atėjome šiek tiek praleisti laiko, pavakaroti. Tai žodžiu, čia yra vienas iš salo paplūdimių ir čia matote dar šalia esančias uolas. Na ir vaizdas tikrai yra pakankamai gražus. Na, ką reiškia pakankamai, tikrai yra labai gražus vaizdas. Ir tą progą norėčiau papasakoti apie Ispanijos ir Barcelonos geografiją. Ispanija valstybė pietvakarių Europoje, ji užima beveik 90% Pirėnų pusiasalio teritorijos. Šalies krantus skalauja Atlanto vandenynas pietvakarinėje ir šiaurinėje dalyje, Viduržemio jūra rytinėje ir pietinėje Ispanijos dalyje. Tai visas žemyninės kranto linijos ilgis yra beveik 5000 km, visai neblogai. Tuo tarpu Lietuvos sienos ilgis teritorinėje jūra yra beveik 120 km. Visas sausumos sienų ilgis yra 1945 km. Ispanija ribojasi su Prancūzija, Andora, Portugalija ir Gibraltaru. Galime priskaityti taip pat ir Maroką esantį Afrikoje. Ispanijoje dominuoja kalnų sistemos ir aukštikalnių plynaukštės. Kalnai ir plynaukštės užima beveik 90% teritorijos. Beveik pusę šalies ploto užima plati didžiausia Europoje Mesetos plynaukštė, kurios vidutinis aukštis apie 660 metrų. Kiek jau teko čia pabuvoti šitose kraštuose, tai tikrai labai kalnuota ir dar tikrai esam numatę ekskursijų, tai manau, kad mes čia daug ką pamatysim. Tai toliau Kontabrijos kalnai yra didžiausios Ispanijos kalnų sistemos Pirėnų tęsinys. Jų centrinėje dalyje yra Picos de Europa masyvas, kurio viršūnės siekia iki 2648 metrų aukščio. Pirėnus sudaro keletas paralelinių kalnų grandinių, besitęsiančių iš vakarų į rytus apie 450 km. Tai va, o Barcelona yra įsikūrusi pačiose Ispanijos šiaurės rytuose, netoli sienos su Prancūzija, o miesto pakrantės skalauja Viduržemio jūrą. Tai va, tai iš esmės tiek aš norėjau apie pačią geografiją papasakoti, apie visokius kalnus ir panašiai. Tai va, tai dabar dar pasigrožėkite tais vaizdais, kuriuos matote. Ir šiam kartui tada būtų tiek. Atsisveikiname iki kito karto. Iki.